parinkti tinkamą vietą bibliotekai ir įkurdinti ją, jei tik įmanoma, tarp didelio kiemo ir gražaus sodo, kad jai būtų šviesu, atsivertų erdvus ir malonus vaizdas. Ypatingas metas ne dėl to, kad žydi sodai ir alyvos, o taip jau gavosi, kad lygiai prieš 440 metų, būtent gegužės mėnesį, buvo įkurta senoji Vilniaus universiteto biblioteka. Tai ypatingesnio meto šiai ypatingai progai sugalvoti net sunku. Ši diena yra kaip tiltas mūsų iš senovės kylančios akademinės istorijos, tąsos naujas etapas ir jungtis su to, kas mūsų laukia ateityje. Prieš tai 30 metų čia nedūzgė jokios statybų mašinos, buvo tyku, ramu ir buvo šiek tiek skaudu, kad Vilniaus universitetas sustojo. Ir tai, ką aš matau šiandien čia, man asmeniškai, kaip buvusiam universiteto bendruomenės nariui, labai džiugu. Tuo labiau, kad nauji projektai vykdomi su tokia aukšto lygio ekologinė sąmonė. Labai gerai. Vilniaus universiteto biblioteka tai jungtis tarp istorijos, atminties ir modernumo. Mokslinės komunikacijos ir informacijos centrą kuriame ateičiai. Taigi, koks jis bus, priklauso nuo mūsų dirbančių, kuriančių ir modeliuojančių bibliotekos ateitį. Naujasis pastatas, bent jau mūsų svajonėse ir vizijose, turėtų tapti atviru, lanksčiu, pakankamai draugiškų vartotojams ir atvirų visą parą kiekvienam, kuris norės ateiti čia ir susirasti informacijos, o galbūt tiesiog pabendrauti su artimais bičiuliais ar pasikalbėti apie savo mokslinės įžvalgas. Matau, kad po 24 mėnesių, kaip ir yra mūsų visi įsipareigojimai, mes turim atnešti raktą. Ir mes tą raktą tikrai atnešime, nes Kalvis jau savo darbą pradėjo.